Smarkiai susivėlinęs pavasaris vis dėlto atėjo. Išalkę ir žiemos pasiilgę žemkenčiai laukia pagalbos iš ūkininkų. Ką pataria augalininkystės specialistai? Pasak agronomo Remigijaus Peleckio, vienos rekomendacijos nėra, nes labai skiriasi sąlygos skirtinguose Lietuvos regionuose. Jei pietiniuose ir vidurio Lietuvos rajonuose žemkenčiai aktyviau rodo gyvybės požymius, tai šiauriniuose jie vis dar apsnūdę ir laukia šilumos. Teko praeitą savaitę būti Šakių rajone, Jurbarko rajone, Raseinius pravažiuoti, Kėdainius, Radviliškio rajoną ir galima sakyti, net kardinaliai tai skiriasi negu kad šiandien Pasvalio rajone. Kardinaliai, nes atrodo visi bijojom, kad viskas įšalė, nieko gero nebus. Iš tikrųjų, didesnė problema gal tai yra, kad vegetacija, jeigu pietiniai Lietuvoje jau įsibėgėjusi ir reikalauja dienų darbų, tai šiauriniai Lietuvoje, kaip matom, brendam su guminukais ir nelabai išbrist negal. Bet tai dėl to būtų skirtingos rekomendacijos. Tačiau pagrindinis dalykas, į ką reikėtų atkreipdėmėsi, tai yra augalo vegetacija. Žiūrim šaknis, stebim viršų. Nes šiai dienai viršutinė dalis jau vegetuoja ir leidžia net naujus lapelius. Kaip nebūtų gaila, šaknis, agronomiškai arba ūkiškai sakant, miega, nedirba. Reiškia, kaip mes žinom ir ūkininkus mokom, kad jeigu nėra darbo žemėje, nebus darbo ir viršui, nesiformuoja. Naujas derlius nesiformuoja. Apžiūrint žemkenčius matyti, kad jie jau nori augti. Yra naujų baltų šaknelių, tačiau jos dažniausiai dar be plaukelių ir kol kas nenori imti maisto medžiagas iš dirvožemio. Nė viena šakneplaukė. Slėpka aš 2 valandas per mėnesį. Nu, gerai. Dėkui. Čia yra senas, čia yra nauja. Gerai. Bet va, čia lapas violetinis. Jam šalta. Kai atsistatysit maisto medžiagų apykaitą, bet kol kas ir neturėtų atsistatyti, nes per šalta žemė. Šaknis leidžia, drėgmės pakankamai, bet per šalta. Ir ta pagalba per lapus, kad jisai kuo ilgiau, sakysim, išliktų gyvybingas ir paskui stiprus, kad tik tais oras sušils, kai jisai galėtų forsuoti aukštą viršų. Visi, čia pumpurai. Ir kad jie vystytųsi, juose vystytų, tai reikalingas papildomas maitinimas per lapus dabar. Tačiau reikia tik šilto lietaus, aukštesnės paros temperatūros, tada šaknis pradės intensyviai dirbti ir per kelias dienas viskas pasikeis. Kol šilumos nėra, galima pagelbėti virš žemės esančiai augalų daliai, pamaitinti juos per lapus. Fosforo kalio trąšos, amino rūgščių tirpalai tikrai padės išvargusiems žieminiams kviečiams ir rapsams. Kad augalą trumpinti, pirmiausiai turi augti. Tai reiškia, fosforo kalio ir amino rūgščių preparatai per lapus, tai unipakatė absorbas. Toliau pradeda augalas augti, augimo reguliatoriai. Augimo reguliatoriai, nes kaip minėjau, pirmą auga, po to tik trumpinam. Ir tuo pačiu arba paraleliai žiūrime herbicidus. Labai svarbu, kuo anksčiau pirmą kartą pamaitinti žieminius pasėlius. Jei pradėję augti žemkenčiai stokos maisto medžiagų, pats augalas palengvins savo užduotį, atimes dalį stiebų. O tai reiškia, kad jie bus mažiau įsikrūmiję ir duos mažesnį derlių.